tai būdavo velniška apkrova. Ar jums teko patirti tą patį ir pasiruošimas trukdavo taip pat beveik visą dieną treniruotę? Na, nežinau, taip ryte valandos treniruotė, prieš pietus maždaug 2 valandos, nu vidutiniškai 2,5, pusantros kaip kada. Ir po pietų panašiai pusantros. Nu, tai sudėjus išeina iki 5 valandų, daugiau 5, nežinau, gal nedirbu tik. Galbūt vidutinį dirbo, tikrai. Sakykit, Tomai, ar skirdavosi jūsų pasiruošimas olimpinėms žaidynėms, kai jūs ruošėtės, ir kitoms varžyboms, nesvarbu, tai būtų Lietuvos čempionatai ar kitos kažkokios varžybos? Na, pačios metodikos gal iš tikrųjų jos nesikeičia, viskas yra gana paprasta, bet galbūt dabar šiuo metu daugiau viskas intensyvinama, trumpinama, daugiau specializuoto krūvio tokia eina mada, nes iš tikrųjų viskas paprasta, šokti į tolį, tai tiesiog greičiau įsibėgėti ir toliau šokti, čia nieko nesugalvosi. Ir ta technika, kaip sakyti, gana primityvi, viskas tiesiog viduj paslėpta, vidinėse savybėse, tai yra tose fizinėse ypatybėse. Bet kas liečia olimpiadą, tai sakykime, į Sidnėjų, kaip man teko, ir kitas dalykas keliauti į vakarus, kad ir į Rio, nes atsimenu, buvo netgi tokios rekomendacijos, mes turbūt vieninteliai su Skujyte viens kitą pabudindami laikėmės, kad reikėjo nemiegoti 42 valandas ir kad tas, reiškia, cirkadinis ritmas greičiau prisitaikytų prie tų valandų naujųjų. Tai išsitasėm, išsikankinom abudu, bet greičiau perėjom prie to ritmo. Na, nežinau, kiek čia tos naudos buvo, nes mes tik pavargom be galo, bet, kaip sako, jau neišmiegojom penktą parą, pradėjom jau, kaip sakyt, naktį keltis, o visi tie, kurie miegojo 7 parą persiorientavo. Na ir dar vienas toksai niuansas, gal sakykime, jauniems sportininkams, čia aišku, nieko naujo, bet mes, tie, kurie dalyvaudavo anksčiau, vengdavome atidarymo ceremonijų. Vengdavome vien dėl to, kad iš tikrųjų tai yra pats didžiausias, pats stambiausias sportinis renginys, kur yra didžiulės emocijos, didžiulė teigiamos emocijos, kaip žinia, irgi alina, ne vien neigiamos. Ir mes vengdam to stoviniavimo, kuris yra 5-6 valandos kaip minimum. Ir tiesiog žinom, kad sportininkas tai yra, dirba savo darbą, o ne važiuoja pramogauti, dėl to stengdavomės jau tų rekomendacijų klausyti. Tai būdavo, atsimenu, surašyta toks paketėlis visų mūsų tų fiziologų, mokslininkų, taip pat psichologų ir gydytojų, tai būdavo tas lauknešėlis įdėtas kiekvienam į maišelį ir mes jau ten pasiskaitę stengdavomės vykdyti. Nežinau, kiek dabar ta rinktinė. Dabar panašios rekomendacijos jos iš ties taip pat egzistuoja. Tik, pavyzdžiui, krepšininkai, berods daugelis per praeitas olimpinės žaidynės nusprendė likti namie ir žiūrėti, šias nusprendė keliauti į olimpinį stadioną ir stebėti atidarymą. Jūs sakote, jog vis tik būtumėte link tos pusės, jog reikėtų dirbti savo darbą, jeigu taip galima pavadinti, ir praleisti tokius. Na, matot, skiriasi labai sporto šakos. Mano pasirinktoji šaka tai yra tik tais 3 šuoliai kvalifikacijų. Ką tai reiškia 3 šuoliai? Tai reiškia, pirmas šuolis, aš apsižvalgau, pajuntu savo, kaip sakyt, būseną, padarau įskaitinį šuolį. Jeigu man nesigavo, aš padarau antrą šuolį. Ir jeigu dar truputį trūksta, aš rizikuoju 3 šuolių. Jeigu tais 3 šuoliais aš nepatenku į vakarinės varžybas, tai man nuplaukia ir finalas, ir visa kita, kaip ir man atsitiko dėl, sakykime, kai kurių aplinkybių. O krepšinis, matot, yra rungtynės po rungtynių, galima įsivažiuoti. Aišku, kiekvienas rungtynės svarbios, bet aš manau, kad čia labai dar lemia ta sporto specifika, kur, sakau, šuoliai tai yra momentinis toksai bliksnis, kur kiekviena sekundė, kiekvienas centimetras yra be galo svarbus. Atitrūkstant šiek tiek nuo olimpinių varžybų, Jolanta, aš norėčiau dar pakalbėti apie plaukimą ir dabartinę situaciją plaukimo Lietuvoje. Ar tendencija, pavyzdžiui, jaunų žmonių, vaikų pasirinkti plaukimą kaip sportą, kaip sporto šaką, jį auga ir kokia ta situacija yra dabar? Norinčių išmokti plaukti yra labai daug, bet toliau tęsti. Kaip kalbant apie profesionalų labai daug atkrenta. Pirmiausiai yra nuobodi sporto šaka.
nuo senelės iki senelės, kai pradeda jau vaikas pajunta, kad reikia dirbti ir sunku nenori, tai pereina į kitas sporto šakas. Labai didelė yra pasiūla, yra populiarus krepšinis, yra dar kitokių sporto šakų, nemažai pereina į irklavimą, nes jau moka plaukti. Tai vat išlaikyti plaukiką iki aukštumų yra ganėtinai sunku. Tačiau jums pavyko, mes turime jūsų auklėtinį. Sunkiai, bet pavyko, buvo visko. Kaip sekėsi dirbti su juo? Kaip sekėsi ugdyti tokį sportininką ir kokios buvo sunkiausios akimirkos dirbant su jau profesionalu? Pradėjo jisai lankyti 5 metų. Po metukų, kada perėjom į didelį baseiną, jam buvo šalta, padarė pertrauką, kol paaugs. Tai maždaug metus laiko nėjo, paskui vėl pradėjo lankyti su mokykla kartu. Kitaip tariant, jūs jį nuo pat mažumės? Nuo pat mažumės, nuo mažojo šilto baseino, vadinamo Varlinuku. Taip. Taip. Teko man išbandyti. Labai smagus baseinas. O kai jau sudalyvavo jisai pasaulio jaunimo čempionate, jie ten buvo 2 vietą estafetę paėmė, paskui sudalyvavo dar Europos čempionate ir pasakė, viskas nebegaliu, nebenoriu koktu žiūrėti vandenį. Ir išėjo iš didžiojo sporto. Čia buvo prieš porą metų. Tačiau po 2 čia buvo ir ašarų, ir laikymo, ir sakiau, tu ateik nors tik pasimaudyt. 2 mėnesius praleido ir trenerį, ar priimsit atgal. Kiek dabar Deividui yra metų? 21. 21 ir plaukikui, vyrui, tai yra tas amžius, kai dar galima sportuoti ir siekti didesnių aukštumų, ar tai visgi plaukime yra tas amžius, kur jau turėtų matytis kažkokie dideli rezultatai ir ta kreivė, pavadinkime, keliauti žemyn? Sakyčiau, pati pradžia dabar. Visiškai pati pradžia. Ar apie moteris, mergaitės, kalbant kaip Rūta Meilutytė, 15 metų tapo olimpinė čempionė, ar tai yra visiškai taip pat kaip vyrams, sakote, 21 metai tik pradžia? Ne, moterims skiriasi. Pas juos tų kalniukų yra daugiau, bet yra ir stebuklų, yra ir moteris, kurios jau metuose yra daug gerų rezultatų pasiekę. Netgi buvo prieš užpraeitą čia olimpiadą dalyvavo 40 metų. Taip, kad yra tokių stebuklingų moterų. Tačiau jaunesnės baigia karjerą moteris. Kas tai lemia? Fiziologija? Fiziologija, sakyčiau, fiziologija, šeima, kitos grįžta ir kitą kartą ir po vaikučio grįžta plaukti. Tačiau čia jau yra, nežinau, čia fenomenai turi būti. Kada įmanoma pastebėti, sakykite, ar atkeliavęs, pavyzdžiui, 5-okas, 7-okas, ar galima pasakyti, kad šis vaikas tikrai galėtų būti profesionalių sportininkų, kad jis turi tam duomenis? Taip, galima pastebėti iš duomenų, fizinių duomenų. Tačiau ar jisai dirbs? 2 dalykai. Reikia, kad būtų ir darbštus. Nesvarbu, kad jisai talentas, kad jisai turi, bet labai didelį rezultatą duoda ir darbštumas. Jeigu tu nedirbsi, tu gali turėti superinius duomenis, nieko iš tavęs nebus. Superiniai duomenys, plaukime. Kas tai yra? Krepšinėje tebūnė tai geras saugis, tebūnė futbole tai staigumas, greitis, koordinacija, dar kažkas. Kas tai yra plaukime? Kiekvienam stiliui skirtingai, kiekvienam žmogui skirtingai. Čia priklauso nuo kūno masės centro ir taip toliau. Yra ir aukštų, yra ir žemų. Kas yra būdingiausia pas plaukikus? Korpusas turi būti ilgesnis negu kojos. Tai šitas pagrindas. Didelės plaštakos ir pėdos, kad dydis būtų didelis. Ir aišku, turbūt kiekvienai sporto šakai, išskyrus imtynės, dziudo ir taip toliau, viršsvoris labai trukdo plaukimui. Atrodo, kad turėtų, kaip sako, lašiniai plaukti, bet tai to nėra. Kalbant apie jūsų auklėtinį, koks jo batų dydis? 46-7. Tai vis tik ko yra ganėtinai nemaža, ar ne? Bet dabar ir mergaičių virš 40, žinok. Ir koks ūgis? Ūgis. Klausia Vytautas. 1,86 m. Tai ir ūgis yra ganėtinai nemažas. Vytautai, jums teko išbandyti irklavimą tiek vienam berods, tiek plaukėte dviese, tiek plaukėte ir keturiese. Nuo ko priklauso, kokią klasę valčių reikėtų rinktis ir kaip ten dėliojatės? Mato, čia pirmoji galbūt charakteris ir paskui jau visos kitos aplinkybės. Pavyzdžiui, jeigu tu vienas esi pajėgus,
nėra tau lygiaverčių partnerių, tu ir ploji vienvietę. Jeigu atsiranda lygiavertis partneris, be abejo, dvivietė linksmiau. Jeigu daugiau susidaro žmonių, reiškia jau išeina keturvietė. Na, bet garbingiausios valčių klasės pas mus skaitosi vienvietė ir aštuonvietė. Pas amerikiečius tik aštuonvietė, jau vienvietė pas jūs. Nes vienvietėje tu pats padarai, ką tu gali. Dvivietėje jau tu darai dviese, keturvietėje keturiese. Kaip sakant, keturvietėje arba aštuonvietėje gali būti ir keleivis koks nors ten. Jį gali atvežti. bet šiaip visur reikia dirbti ir to mūsų sporto šaka specifinė, kad mes turim sinchroniškai dirbti. Vat kaip yra ten sinchroninis plaukimas ar kažkas, tai mes dar ypatingiau, nes jeigu vienas truktels anksčiau, kitas vėliau, jau ta valtis neslys taip kaip reikia. Čia daug labai niuansų yra. Kaip jūs vertinate mūsų olimpiečių pasirodymus irklavime, pradedant nuo vienviečių ties dvivietėmis ir keturvietėmis? Jūs turite omeny šioje olimpiadoje? Taip, šioje olimpiadoje. Nu, vertinu gerai, be abejo. Gerai, senai taip buvo. Paskutinis medalis buvo tik tai 2000-aisiais. Dabar tikimės, kad turėtų vėl būti. Nu, kelmelį vertina irgi labai gerai, jam žmogui pasisekė, aišku, bet jisai, kaip sako, stipriem ir sekasi. Ir vėlgi, Armandas Kelmelis yra turbūt vienas perspektyviausių turbūt šiuo metu Lietuvos vyrukų irkluotojų, kai 18 metų toks rezultatas, tai yra, manau, kad puikus startas. Nu, tai čia jisai tikrai, jeigu jisai toliau tai progresuos, tai iš jo gali būti žvaigždė, kaip reikia. Mes džiaugiamės, kad tiek mūsų merginų dvivietė, tiek vyrai pateko į finalus. Kaip su keturvietininkais? Kokios prognozės jiems? Nu, jie kaip vat šiandien klausiau, ten buvo per televiziją dienos tas pokalbis, Leknickas, treneris, jis anksčiau treniravo tą keturvietę, jau stebuklas, kad jie pateko. Nes suburt komandą ir ją paruošti reikia, nu, maždaug 3 metų, 2 minimum, o jie praktiškai per metus tą padarė. Ir iškart be papildomų startų varžybų iškart pateko į olimpiadą, į 10-tuką, tai čia jų rezultatas labai geras. O ką jie dabar parodys, nu, ką be parodytų, jau jie labai daug padarė. Sakykit, Tomai, pastoviai tiek jūsų sporto šakoje, kiek žinau, rekordai yra pastoviai vos negerinami, ar ne? Ar žinot, kam dabar priklauso pasaulio rekordas? Nes aš nežinau. Ne taip ir pastoviai. Maikas Pavelas 8,96, bet čia jau buvo labai seniai. Tai seniai, ar ne? Taip, čia buvo labai seniai, atsimenu dar tą pasaulio čempionatą Štutgarte. Na ir tie rekordai jau taip yra užkelti, kad iš tikrųjų jų pagerinimas tai būna didžiulis jau ažiotažas. Ir iš tikrųjų norėčiau pabrėžti tą, kad kaip yra vis dėlto svarbu skirti individualias sporto šakas nuo komandinių, kai individualiuose šakose pats vienas žmogus už save atsakingas ir turi susitvarkyti su didžiulė, kaip sakyti, atsakomybės našta. Tai vėl grįžtant prie tų rekordų, norėčiau pasakyti, kad tai yra, ne veltui jie ir fiksuojami tokiuose senuose šakose, ne veltui populiariausios yra olimpinėse žaidynėse. Tai yra sunku, lengva išmatuoti, nes tai yra standartinės sąlygos ir jos beveik nekeičiamos jau per ilgus, kaip sakyt, ilgą laikotarpį. Na ir be abejo dabar toks momentas, kai pasaulis yra ant 9 metrų ribos. Na ir mano buvo kažkada, prisipažinsiu, svajonę tą dalyką pagerinti, nes, kaip žinia, mano mama pirmoji nušoko tos 7 metrus, galvoju, gal kažką panašaus pavyks ir man. Tik tais, kaip sakyt, vyrų skiriasi rezultatai maždaug 1,5 metro nuo moterų. Tai buvo tuo metu apie 8,5, po to, kaip minėjau, Maikas Pavelas 8,96 ir labai netoli buvo kubietis Ivan Pedroso. Mano, kaip sakyti, to sportinio laikotarpiu, jisai buvo lyderis ir jisai šokinėjo jau irgi prie pat tos atžymos. Na ir dar prieš Maiką Pavelą buvo Bobas Bimonas, kuris pirmasis padarė tą didelį labai atotrūkį, tai yra 8,90 legendinis šuolis, kai pasaulis nustebo ir daugelis netgi tuo metu šokinėjusių
šuolininkų nustojo sportuoti, nes tai buvo per didelis atotrūkis nuo jų rezultatų. Na, bet po to vėl pasivijo sportininkai. Na ir, kaip jau minėjau, šiuo metu yra plato fazė, tie rekordai nejuda, nei moterų, nei vyrų. Moterų berods 7,53, o vyrų 8,96. Tai ar yra kažkur tos ribos, tos žmogaus galimybė ribos, kiek galima nušokti, nes, na, vis tik kažkada atsiranda tas, kuris peršoka tą rekordą. Tebūnie tai suklydau tikrai gal retai. Kažkas vis tiek pagerina, tai kur yra ta riba, jūs manite, taip filosofuojant? Riba yra galvoje, bet matytinai dar kol kas riba, tikrai, nes žmonės nesuvokia tų šuolių ir iš tikrųjų įspūdingai atrodo, kai, sakykime, vat ir to Ivan Pedroso buvo neįspūdingi antropometriniai duomenys, bet šokdavo beveik 9 metrus, tai buvo fantastika. Aš atsimenu, pasaulio čempionate Atėnuose stebėjau tą momentą, kai jis galėjo pagerinti pasaulio rekordą, bet neįvyko to, nes, kaip žinia, šuoliai matuojami ne nuo atžymos, kur atsispirima, o nuo lentelės ir dažnai ta lentelė yra žengiama ir įsivaizduokit, kai yra įsibėgėjimas apie 50 metrų ir pataikyti, sakykime, kelių centimetrų tikslumu iš pilno greičio, pilno įsibėgėjimo yra iš tikrųjų sunku. Na, ir čia lemia tikrai daug labai ir psichologijos yra. Tai aš manau, kad dar šiuo metu nėra to sportininko, bent jau nesimato jo, kuris galėtų pagerinti pasaulio rekordą. Na, o tikėkime, kad jisai atsiras ir galbūt bus lietuvis. Nes, kaip žinia, yra lengvo atletika jau seniai kultivuojama Lietuvoje ir tikrai aukšti rezultatai, be galo aukšti rezultatai. Norėčiau paklausti kaip specialisto, kaip paaiškinti Bimono tokį šuolį ir kiek jisai laiko įsilaikė tas rekordas? Ar čia aukštikalnės lėmė, ar dar kažkas, kiti faktoriai, nes ten kiek jis ten pagerino, keliasdešimt centimetrų. Tai buvo Mechiko berods olimpiada. Aukštikalnės buvo. Aukštikalnės rytesnis oras. Dar atsimenu, kad to, kaip sakyti, sovietų senojo bloko šuolininkas Robert Emijan, reiškia armenas, bet atstovavęs Sovietų sąjungą, taip pat buvo arti to rezultato, 8,85 ir buvo taip pat aukštikalnėse. Po to kažkaip pradėjo pasaulis nebefiksuotų rezultatų aukštikalnėse, nes kaip šuoliai, reiškia, jeigu yra vėjas daugiau negu 2 metrai per sekundę ir aukštikalnės iki tam tikro lygio, neberegistruojamas kaip pasaulio rekordas. Tai tokius standartus įvedė, nes daug kur reikėjo keisti standartus ir ietyje, nes pradėjo mėtyti virš 100 metrų. Dėl ko tas atotrūkis buvo, sunku pasakyti, nes galbūt buvo, aišku, ir žmogus atitinkamai nestandartinis. Buvo aukštas, lengvas, indeksas kūno masės buvo labai nestandartinis, nes ūgis 1,90 m, svoris apie 70, 20 reiškia skirtumas kaip pašuolininkai į aukštį. Ir atsimenu, kaip jisai, reiškia, pašokus pakybo. Ir tas momentas, kad kybo ore liktai ilgiau, toks buvo įspūdis. O šitą be abejo tai yra ir kas yra šuolis į tolį, tai yra, reiškia, bėgimas, atsispyrimas į polėkio fazę. Ir skaitosi, kad tas kampas atsispyrimo Bimono buvo vienas iš aukščiausių. Nors, sakykime, pagal fiziką galbūt būtų optimaliausias 45 laipsniai, bet tokių kampų niekas nešoka. Šoka maždaug 25-26 laipsniai. Tai jo buvo vienas aukščiausių ir galbūt tas lėmė tą tokį, kaip sakyti, tą aukštą rezultatą, bet vėliau ir tas Bimonas negalėjo pagerinti to rezultato ir tai liko istorija, graži istorija, nes tai atsitinka vieną kartą per šimtmetį. Vytautai, sakykit, kiek jūs jau laiko užsiemate pedagoginiu darbu, kiek laiko jau treniruojate jaunosios atletus? Aš pradėjau treniruoti iš karto, dar ir sportuodamas, turbūt nuo 79 metų. Giedrius, kuris startuos jaunimo pasaulio čempionate, turėtų irgi kažką tai parodyti. Tikėkime, kad parodys. Grįžtant vėl prie plaukimo,
Čia iš tikrųjų visa Lietuva dabar eskaluoja Rūtos Meilutytės temą pasirodymo. Taip pat eskaluokime ir mes. Kaip taip nutinka plaukime ir kaip manot, kas lėmė Jolanta tai, jog olimpinė čempionė vis tik, nežinau, galbūt suklydo, kažkur padarė klaidų, galbūt tai buvo psichologija ar dar kažkokie faktoriai, kada rezultatas nebuvo toks, kokie buvo keliami reikalavimai ir ko buvo tikėtas. Tai faktas, pirmiausia, aš kaltinu psichologiją, ta prasme, kad į tiek buvo vargšė mergaitė atakuojama, toks PR-as iškeltas, tiek iš jos tiesiog spaudžiama, ne tai, kad reikalaujama, visur buvo liaupsinama. Ir tikrai čia bus, jei tokia atsakomybė buvo, aš manau, kad jinai net negalvojo apie savo startą, jinai galvojo, kaip čia nepavesti, kaip čia iš manęs tiek tikisi. Kitas dalykas, po tos traumas jinai šiek tiek irgi gal bijojo, vis tiek ta trauma tai taip greit negyja ir ruošėsi, iš kitos pusės labai kaltinu, negaliu to teisti, bet mano nuomonė tai ne taip dirbo treneris su ja, Rudas, kuris tikrai negavo jisai. Ką turite omenyje? Jinai, kai prieš praeitą olimpiadą jinai pasėtėjo, tai kiek jisai su ja dirbo metus laiko, reiškia, jis gavo paruoštą vaiką. Dėkui pirmajam treneriui. Kai gavo paruoštą vaiką, tik reikėjo, neturime tokių sąlygų, ten gavo geresnės gal sąlygas, priežiūra medicininė, didesnė mokslinių darbuotojų tokia apžiūra. Tai tos metus tik taip šlifavo ir sustartavo mergaitė. O paskui 4 metai, jau po Kazanės startų, jau matėsi, kad dar tada metai laiko po olimpiados dar jinai parodė rezultatą, o paskui viskas sustojo. Todėl, kad buvo ne ta linkme dirbama. Ir va tie 3 metai nieko doro nepadarė, tik tai užsiaugino masės, o didelės jėgos ir taip turėjo, o dar auginti jėgą, tai yra priešas greičiui. Ir jai trukdė, jai trūko, dar 50 metrų jinai startuoja pirma, lieka keletas, pusė baseino, viskas, jinai nebeištempė, nebėra greičio, finišo nebėra. Mes palietėme iš tikrųjų neblogą temą. Tai yra Lietuvoje mes ir apskritai daugelį valstybių sportininkai, kurie rodo visuomet gerus rezultatus, natūralu, kad jie yra šiek tiek liaupsinami. Tiek, manau, dabar mūsų irkluotojai, tiek